Na tai kokį įspūdį palieka šis turnyras? Na, sakyčiau, gal taip dvejopą. Žiūrint tokias sportinės pusės, tai sakyčiau labai gerai, kad padarė dabar pasaulio čempionatą 17-mečiam. Tai yra ankstyvesniai stadijai jie gali save įvertinti, kokiam lygmenį esame mes kaip valstybė. Ir antrą momentą turbūt pasakyčiau, matyti, ar dar galima kažkur tai mums atsilikti ar dadėti. Nes seniau, kai 19 metų kartais būdavo, sakyčiau, tas yra, kad žaidėjai jau būdavo susiformavę ir momentas tai, kad būdavo kai kas pavėluota. Bet vienas dalykas, kas peršasi žiūrint į šitą turnyrą, tai aukštesniam lygiai mažai būna, kad žaidėjai tiek dauginasi aikštę. Šitam čempionate, nemačiau amerikiečių vienintelis komandos, daug komandų naudoja ginklą aikštės gynybą. Tai neskatina žaidėjų stiprinti individualų meistriškumą gynyboje 1-1, kaip sakyčiau. Tai šitas mane gal liūdina. Taip, tai turnyras tikrai įdomus. Aišku, mūsų Lietuvos rinktiniai matosi stiprioji pusė, tai yra gynėjai, kurie visą laiką nulemdavo rinktinės daug atvejų. O priekinė linija, kaip ir buvo minėta, jinai yra kažkiek tai nėra dar subrendusi tiek kitų komandų. Nežinau, atvirai šnekant, komandos daug kur apylygės ir mūsų komandai kažkiek gal nepasisekė, kai visos rungtynės tokios įtemptos. Ir šiandieną lemiamos Argentina, argentiniečiai irgi pietiečiai yra, gal sako, kad visi anksčiau bręsta, bet lyginant dabar pagal paskutinius rezultatus, kurie buvo Europos čempionatuose, pasaulio čempionatuose 2 metų bėgyje, jau neparodo to atsilikimo Lietuvos pagal grandinę. Taip, kad tikiu, kad šiandien gerai viskas baigsis ir mūsiškiai galės kautis dėl pirmos aštuntuko, aišku, bus nelengva, jeigu bus ketvirti. Tai amerikiečiai, kurie yra favoritai, viso čempionato favoritai. Taip kad, galiu palinkėti tik sėkmės. Įdomu stebėti, ne vienų rungtynių nepraleisti. Ne vienų rungtynių. Ar čia jūs stebit rungtynės palaikydamas Lietuvą, ar ir tam tikrą, sakykime, turi tikslą stebėti žaidėjus, kurie galbūt... Taip, turiu tam tikrą tikslą pasižiūrėti kitais metais Eurolygą jaunimo, kurie organizuojami prie Eurolygos tikros, dalyvaus 95 metų. Man įdomu pasižiūrėti geriausius mūsų vaikinus, kurie surinkti yra rinktinėje, kiek jų yra kauniečių, kiek vilniečių, kiek klaipėdiečių, kiek šiauliečių. Vis tiek Žalgiris turės atstovauti ir mūsų jaunimo dubleriuose, kurie, sakykime, šiemet tikrai, truputėlį, pavadinčiau, truputėlį pritruko, kad netaptų Eurolygos čempionai 4 metai. Jie pagrindė ir lieka kitais metais pas mus jaunimo komandai. 5 metų tikrai mes neturime ir dairausi, kaip reikės spręsti tą problemą. Galbūt matote kažkokių potencialių, sakykime, kandidatų, kada nors apsivilks Žalgirio marškinėlius? Žinot, 17 metų sunku įvertinti, kas bus, kai jie bus 20 metų. Taip, kad viskas jų rankose, kaip aš vadinu, arba kartais yra sakoma, jeigu aš nedirbu, tai kuris kitas 17-metis tuo metu dirba. Dabar krepšinis yra toks, kad jo tobulėjimas daug priklauso pagrinde, pasakyčiau, turbūt priklauso kiekvieno vaikino nuo įdėto darbo. Nes labai daug atsiradė visokių pašalinių veiksmių, patys puikiai supranta, jaunimas turi ir kompiuteris ir kiti dalykai ir taip toliau. Ir reikia prisiversti, kas turi charakteris, tas laina toliau. Bet yra tokių žaidėjų, kurie, sakykime, jums palieka tokį išskirtinį įspūdį? Visi skiria Sabrikinas, paskiau, sakysim, Žalabalis, paskiau Jurgutis.
Gynėjų lindy dar yra Sirkevičius. Va šitie vaikinai palieka, aišku, aukštas vaikinas Gyga yra, apie kurį man kalbėjo, kad tai vienas toks talentingiausių arba, sakyčiau, perspektyviausių šitam amžiaus grupėje, bet matau, kad jam pagrindų, tų fundamentalių pagrindų, kurie reikalingi krepšininkui, tikrai dar daug trūksta. Jisai man kažko primena pagal bėgimą Einikį, kažkada tai žaidusi Lietuvos rinktinėje. Na, stiprioji grandis matosi, gynėjų grandis tikrai su neblogais metimais, gana staigus, bet šiandieną per pirmus 2 kėlinius žaidžiant su Argentina, jie turi vieną stipriąją pusę šito komandą. Ir po pirmojų 2 kėlinių tie argentiniečiai sprendė tą problemą, vadinkim, tai yra dešinės rankos labai stiprios išreikštos, prasiveržimai pas juos geri yra. Ir per pirmus 2 kėlinius suskaičiavau 4 kartus leido veržtis tik į dešinę pusę. Iš 4 kartų 2 kartus subaudavo, o 2 kartus, reiškia, prasiveržė ir įmetė. Taip kad, kai kitose rungtynėse tas buvo labai išreikšta ir buvo leidžiama daryti, treneris matosi pasidaręs gerą skautingą, pirmos už 2 kėlinius buvo gana sudėtinga. Nu, ir tritaškai, stiprioji pusė, kurią, sakyčiau, provokuoja jie šiandieną. Argentina gana protinga komanda, tikrai nebus lengva, bet tikiuosi gal ką nors per pertrauką treneris galvos. Bet vis tik tų pergalių kažkaip trūksta, kas yra, kodėl nepavyksta iškovoti jūsų? Nu, žinot, jaunimas, nenorėkim, kad mes viską laimėtume. Pirmiausiai negalvokim, kad kitos komandos arba kitos šalis, kad ir paimkim Venezuela, tenai, sakysim, kokios nors Nigerija ar kitas. Į tas šalis atvyksta daug užsieniečių trenerių, atvažiuoja skautai, atvažiuoja amerikiečių treneriai. Krepšinis po truputį juda į priekį. Ir ta pati Venezuela pati gyrėsi, kad jie per paskutinius kelis metus daugiau negu prieš tai per 20 metų. Taip, kad ir visos kitos šalis eina į priekį ir daug ką išmoksta tos pagrindus, įgauna anksčiau žaidėjai negu būdavo prieš 10 metų. Taip, kad negalvokim, kad mes visą laiką, kaip seniau, čia jaunimo čempionatuose visur viską laimėsim, arba būsim prizininkai, Mačiulis, tie laikai. Taip, kad pasaulio čempionatai yra patys sunkiausi. Tai čia vis tik pasaulio čempionatas. Europai yra biškai lengviau, gal truputėlį mums, nes, sakykime, žaidžiam su savo, žemyno atstovais. Patys pamatome save ir galime vertinti, kokioje situacijoje mes stovime. Kiekvienus savo metus galime vertinti. 5 metai čia žaidžia. Bus labai įdomu pasižiūrėti 96 gimimo vaikinus. Jie pirmą kartą iš vis dalyvaus Europos čempionate ir pagal tą Europos čempionatą jie galės įvertinti vėl savo, sakysim, svorį Europoje. Kaip toliau, ar dar atsilieka, ar dar toliau. Čia toks,